Tai sveiki visi, žinot mano tikrai kanalą ir šį kartą aš noriu papasakoti apie Tomo Dirgėlos knygas. Tai yra Žmonija prieš pabaigos drakonę, kas yra skaitę į komentarus parašykit, ir apie Domą ir Tomo virėjos Irenos byla. Tai šios knygos yra tikrai vertingos, labai geros, ypač Tomas Dirgėla yra žiauriai juokingas rašytojas. Yra labai daug kolekcijų, visokių, kokių tik tai jūs norit. Pavyzdžiui, nueinam į pabaigos tokį skyrelį. Ir čia yra labai daug knygų. Pirmas, antras ir trečias. Žmonija prieš pabaigos drakoną, tai čia. Tai tikrai Tomas Dirgėla yra labai geras ir puikus rašytojas. Galima su juo selfiuką pasidaryti, kaip pas mus mokykloje jis buvo ir pasirašė. Tuoj parodysiu. Tuoj. Va. Jo parašas. Ir ten galima selfiuką, ką tik tai nori. Ir labai didelės eilės buvo, pilna vaikų. Tai rekomenduoju tikrai paskaityti tokias knygas. Jos yra žiauriai geros. Ypač va šitas dvi. Tai yra dar, tuoj pasakysiu visas šitas knygas. Kokios jų yra. Yra Tomas Dirgėla, Domas ir Tomas dingusios šluotos byla. Yra Tomas Dirgėla, Tomas ir Domas išklėrusio autobuso detektyvas. Paskui yra Tomas Dirgėla, Domas ir Tomas mokyklos vaiduoklio misija. Aš tiesiog nebegaliu, aš sirgučiu čia. Ir aš negaliu normaliai perskaityti. What is wrong with me? Yra, tai čia perskaitysiu iš naujo, nes čia ne taip perskaičiau. Tomas Dirgėla, Domas ir Tomas mokyklos vaiduoklio mįslė. Trečia knyga, o šiaip tai yra dar labai puikių. Tai čia yra ta Domas ir Tomas virėjos Irenos byla, Domas ir Tomas dingusios knygos mįslė, Domas ir Tomas vasaros atostogų byla, Domas ir Tomas dingusios mergaitės byla, Domas ir Tomas dingusių katinų byla, Domas ir Tomas pasaulio pabaigos byla, Domas ir Tomas dingusios sniego byla. Paskui eina Domas ir Tomas Gedimino bokšto byla, Domas ir Tomas YouTube kanalo byla, Domas ir Tomas dingusių mandarinų byla, Domas ir Tomas dingusios Dirgėlos byla. Dingusių Dirgėlos byla. Ir tada Tomas Dirgėla, Žmonija prieš pabaigos drakoną. Tikrai rekomenduoju visas šitas knygas. Tikrai jos žiauriai geros, tikrai rekomenduoju. Tai čia buvo tik tiek, tai iki pasimatymo.